Negali. Tai palauk, nors mumis kartu su savigais stovim dabar, tai mes čia atsiprašom. Čia ne fotoaparatas. Jūs galite įdėti. Čia kamero ne aparatas. O Domantai tu pafilmuoji. A, ir tu. Irgi filmuoji, ja? Ir tu, Domantai, kuris dabar tada pafotografuot kažką. Domantai, tu pereik prie fotoaparato. Dieve, žana. Jis čia man padarė siurprizą. Stebuklas, stebuklas. Palauk, Domantai, kažką sakiau, stebuklas, negražiai lūpos atrodys iš naujo. Nežinau, kur žiūrėt. Tai žiūrėk, kur tu nori. Čia video. Video nereikia pozuoti. Fotoaparatui pozuokit. Jis man padarė siurprizą. Aš paėmiau, sako, nukalbėk. Taip, kalbėk. O aš net pažinau. Vando nesako. Galvoju, gal koks seniai buvęs kadras, nieko nežinau. Nieko nežinau. Tu supranti, neprisistato. Aš išmiegu tik tai. Tai tu įsivaizduoji. Aš galvoju, ar paskui galvoju, turbūt ne čia papuolė. Kada tu sako, kiek tu Kaune gyveni? Nu kaip, sakau, 5 metus sakau, jau gyvenu. Dieve, ir tik kai davė tau ir tavo balsą net pažinau. Mano balsas. Galvoju, klausia, alio, su kuo čia kalbu? Tai aš sakau, su kuo kalbu. O tas nesako man. O tada tu sakai, Vitalijau, ir man iš karto, ne? Aš gi rūšiuoju atlieką, Žanutė, pas mane. Ai, popierius ir mes irgi rūšiuojame. Jūs irgi rūšiuojate. Taip, aš pas mus irgi nepaprastai. Čia Lietuvoje, kadangi niekas gal nedaro. Biskį šilta čia man. Taip, nusirenk, dabar pabūnam čia, paskui iš lėto persinešim, kol praeis tas, žinai. Bumas susitikimo, ne? Nu tai tu šaunuolė klausyk, čia suorganizavai, aš tai niekada nesugalvočiau. Aš pasyvus, žinai, žmogus, kaip visada. Kaip mokykloje, tai ir gyvenime. Pas mane, žinai, didžiausias, žinai, darbas pamiegoti. Tai bet tu, Dieve, Žana, tugi taip sunkiai dirbi, tai čia visiškai suprantama. Prie visko prisitaikai. Taip, čia Domantas su ilgais plaukais matau. Taip, o buvo dar ilgesnis, buvo iki pečių. Čia Dorija, čia mano dukra. Dorija, eik tu savo, kokia didelė. Palauk, Dorija vyresnė, ne? Taip, metai ir dviem. Bet dukrytė vyresnė. Va, tu pasižiūrėk. Oi, Dieve, į mertį jau ne. Kaip jūs... Tu labiau panaši, man atrodo, į Domantą. Aš labiau panaši, ar Domantas į mane? Panaši, atrodo, į mamą, ne? Nuo mažens visi sakydavo, kad jau labai... Dieve, o čia nepasakyčiau, kad mama sėdi. Ar ne? Nepasakyčiau. Bet čia kokiais draugai, vienakursiai. Žinai, čia prieš 5 metus, 7 metais. Tu ir dabar irgi nepasakyčiau, kad tu jų mama. Oi, Žana, biški pudros užsidėjau, žinau, ką tik pasistengiau. Ne, aš, žinai, pasakyčiau, nu gal draugė kokia 5 metais vyresnė atėjo. Dieve, kaip smagu. Domantai, girdi? Girdi? Ne, aš sakau. Ne, nu man irgi, žinai, aš pradžiui su Edgaru kai einu. Ypač kai buvau, žinai, visai labai supūdusi, aš dabar nuo hormonų, žinai, labai smarkiai pasitaisiu. Kokių hormonų? Nu tai man dėl akies kiek. Ai, jo, dėl akies. Mane šėrė 7 mėnesius. O jėto. Kas ten dainininkas? Prieš kelis mėnesius tik vaistus kuriu. O čia, Vitalijau, pasižiūrėk į ją. Nedainininkas, ten Jėzus Kristus. Tu būnais ar spėsi pafotografuoti. Aš nepatogeniškai ir aš labai jau tokia, žinai, įstidlyva gėdinosi fotografuoti. Vitalijau, tu tik pasižiūrėk į Vilmą. Žiūrėk, modelis. Nu, aš matau, aš visą laiką žinojau, taigi nebereikalo mano pirmas kadras buvo. Vilma, davai mes biškį pasukam, aš noriu, kad jisai paimtų į kamerą. Čia tokios gražios. Nuotrauka, jinai tavo atsiųs nuotrauką. Tegul biškį tavęs pafilmuoja, aš turėsiu žiūrėti tave. Nu, grynas modelis. Aš jau tada atsimenu, tave turiu tavo nuotraukas, kur ten su gėlėm, tu ten pasirėjęs. Klaipėdos, Vitalijus koja buvo susilaužęs iš pasirėjęs. Nu, žinau, o iš kur ten tos nuotraukos? Man pati davei? Tau daviau su gėlėm kokią nuotrauką? Jo. Neatsimeni? Ne. Tu sėdi prie stalo, narcizai, ten kažkokioj vazelį ir tu taip pasirėjęs. Spalvota ar nespalvota? Ne, nespalvota. Tai Robio ten kaip meninė daryta, mano būsimo vyro ten daryta. Aš tikiuosi ne paskutinė tavo atibuvusio. Ne, aš tikiuosi ne paskutinė. Būsimo, reiškia dar ir būsimo. Bet atrodo, kad čia vakar buvo. Žana gilėjo lietus, atsimeni tada palapiniai, kaip aš Liną trenkiau ant kojų ir kaip palapinė sugriuvo. Ilgą laiką mes prisimindom. Taip. Atsimenu.
Tai kiek jūs metų bendrai nesimatėt? Mes nesimatėm, tai tada ir matėmės turbūt, kada tu tą koją buvai palūžęs. O, tik tada ir matėt? Tai jau čia aš nežinau, daug, jo, tiksliai, 11, 12, Tik tavo buvo mažiukai? Kokia 17 gal metų gal turbūt praėjo, jeigu nedaugiau. Ne, tai palauk. Nesimatėm daugiau. Dabar galvoju, tai palauk, jeigu čia buvo tas klasės susitikimas, bet čia vienas buvo 2003, kai aš jau grįžau iš Amerikos. Tai manęs jau nebuvo. Jau tavęs nebuvo, Nes nes aš mes antrais abi išskridau. o aš antrais grįžau. O aš antraisiais skridau vasario mėnesį. Antrais vasario. Jo. Tai mes buvom iki rugsėjo 21, aš buvau tai mes buvom visą tą laiką kartu Amerikoje ir nežinojom, kad Amerikoje esame. Bet tu buvai Floridai? Aš buvau pradžiai Bostone, paskui Floridai. O mes visą laiką iš karto atskridome į Kaliforniją. Dieve, nu negaliu. Ir tai buvo liūdna, galvoju, nu negi mano Žana, supranti, man nepaskambino, nu galvoju, aš bėgu pas mamą, sakysiu, Žana, jeigu tu neturi laiko, aš tik pažiūrėsiu tave trumpai. Ir viskas, nes galvoju, nu kada vėl besusitiks. Jis tave apgavo, siurprizą tau padarė. Ne, čia aš tau norėjau padaryti, aš ją rašiau. Bet tu man parašai, irgi birželio tu Tai aš apsirikau, paskui tai pertaisiau, į Skype'ą vėl parašiau. Aš kaip tą Skype'ą labai retai ateinu, man ten palieka žinutę kokią, aš ten pasižiūriu po 3 mėnesių, žinai, kad žinutė rašyta. Nu, patikrinkis, prieš mėnesį kažkur rašytas yra. Nu, tiek to. Nes tu pasakei 11 birželio ir aš grįžau, Klaipėdoje buvau, ten buvau truputį ligoniniai, grįžau kokią 9, birželio 8. Ir va, kaip tik jau tada visą laiką Pradėjai laukti. Taip, bet kadangi Dovė atvažiavo, tai nusivylimą. Nu taip, galvojau, tiesiog neturėjau laiko, galvojau ir viskas. Jo, nes mes ir atskridom skaitikti tai 2 savaitėm. O Taip, jau viskas, laikas tiesiog... Aš įsivaizduoju, tokia plati giminė, tai man atsimenu tada Vitalijus ir sakė, nu žinai, sako, reiktų paplanuoti dieną, nes sako, žinai, sako, kokia Žanos plati giminė, o dar ir mano biški yra, žinai. Sakau, tai duok man Žaną pasveikinti, tai ne, neduosiu, sako, geriau padarysim siurprizą jai paskui. Jis man padarė. Aš pradėjau žliumti šiandieną. Kodėl? Nu, biškai įsižeidžiau, kad ošinė jau taip šokinėja aplink jį, o aš liktai taip, žinai, pamiršta, liktai. Kur visą laiką šokinėjo aplinkė, tik tai pati ne tos žodžius pasakė. Gerai, tai paskiau jisai žiūrima. Labas. Labas. Vitalijus. Lina, malonu. Labas. Vitalijus. Vitalijus. Virginija. Malonu. Mylima, jo. Mylimoji. Atvykiau jau ir pas tavęs svečiai, labą dieną. Labą dieną. Ačiū labai. O šičia va mano sunelis, o čia Kamilė, čia dovanos, o čia Kamilė. Ir aš su pagurkiniu. O Siga kur, Siga? Labai jautėsi. Čia mano buvo Žana kėmės. Čia iš Amerikos atvažiavo mūsų draugė Virga. Ir jis sakė, nu sako jo, Spirgą atsimenu. Spirgą atsimenu. Ir aš sakau, Virga. Sakau, Virga, ar nežinai Maklauskaitė? Ne, sakau, nu sakau, Virga, Spirgą atsimenu. O čia Kamilė susipažinai su savo. O Kamilė irgi dukras. Sigos. Jos sesė ir Siga. Atsimeni Sigą jauniausią. Kur jinai dabar yra? Ką tas laikas žudikas daro? Arba vėluoja. Malonu, mergaitės. Tai gerai, šviesti vešime Amerikę dabar. Mums arčių reikia dabar. Jo, kaip O pala, ir aš čia taip pat turiu. faina jau. O mano Vitalijos Mūsų kelias tolesnis. Vitalijos draugas. Kelias tolesnis pas mumis. Taip, kad mums pirmenybė. Draugo, žinai, žmona ir sako, nes dukra, žinai, 14 metų, tokia modeliukas graži, žinai, sako, nu pasirodyk, sako, jie tave į Ameriką išvežė. Paimutė čia plaukus. Gerai, klausykit, tai dabar taip darom. Reikia palaukti. Vaikais.
Mes jau užtiesėm net celofaną, kad į apačią, bet jūs, Virgo, kodėl tu nepasakė, kad jie ūkiškai apsirengtų? Tu pasižiūrėk. Man irgi neperspėjo, kad ūkiškai. Jūs galite čia, arba galite eiti lauką, duosiu visokių megztinių, visko, kaip jūs norite. Gerai, palauk, dabar man Kuris galvoja. Tai kokį 3-litrinį stiklainį. Į kokį? Negerai su rožėm. Su rožėm negerai, žinau. Neturi kokio Klausyk. butelio, neturi? Visi užimti, ne? Ten dėkinės atrodo nebeliko. Nu, dar čia kol truputį dar turiu pasają. Gerai. Ten irgi Tai draugas. geriau tu klasiokas. Jinai to išvažiuoja. O dėl ko tu žinai? Nu, tai ką aš žinau, sakau, tai ateisi tuoj, sakau. Tuoj keliais. Nu, tai jau tik sekundėm, žinok, ir ateini čia. Bet kaip fainai, dieve, žonėtačka, bet kaip jinai nepasikeis. Nei kiek. Nu, tai ne mes. Nu, nesimato nieko. Va, aš čia. Tai aš išlaikiau gi ją. Pasibučiuokit. Mes klasiokės nuo 1 klasės, o paskutinį kartą jos matėsi prieš 18 metų. O iš kur tu žinai? Todėl, kad tai buvo mokyklos 50-metis, o tai buvo 94 metais. Tai aš nebuvau per 50-metį. Tai vadinasi... Dar anksčiau, aš dar anksčiau. Tai vadinasi prieš... Mes matėmės po 7 metų, va turim nuotrauką, kur po 7 Nu tai po metų. 7 buvom tada. Tai 86 plus 7 yra 93. 93 metais, vadinasi, kitais metais bus 20 metų, kai jūs nesimatėte. Taip. Po 19 metų susitikimo. Taip, brangioji, taip, matai, kas darosi. Nu, Bet tai klausyk, mergos tokios pačios. Ai, tu sau. Nu, o ką, ne? Aš vaikštau po Vilijampolę ar kur nors, supranti, savo rajone, kur dirbu Vitalijui, sakau, Jėzus, nei vieno nepažįstu, supranti, atrodo, visi taip pasikeitė, nei vieno veido pažįstamo nematau. Bernai taip ilgai važiuoja. Ženė pasakė, kad jisai baigė darbą už valandos maždaug Tai jau aš bus. greičiau negu kad... Tai va, bet Aš tai iš Virga darbo. Virga pasimatė, nors iš ne darbų? klasiokė, Virga. Tiesiai. Jo, ne, parvažiavau namo, valgyti tetai pašildžiau. Žima dar turi tą tetą, kur Aš naujus turiu metus tetą, atsimeni žinai, tokia švęsdavom. sena, nu tai 80 Aš neatsimenu, bet žinau, kur naujus metus sutikinėjome. O, nu, va. Nu, tai gerai, aš Kestą irgi senai mačiau. Mačiau dar visai vaikiuką. Tai mes tai vaiką, aš tai tik tai vaiką, visai aš jau dabar nemačiu. O, ja, tu 45 metų ką esi. Eik, Gerai.
Negalėjau pagalvoti. O, tas turi būti Šitokių įsiskyrimų ir susitikimų. Aš klausyk, Zita neatvažiuoja, sakė, turėjau planų visokiausių ir Virga Palangoj, sakė, perduot linkėjimus. Kalbėjau dabar su Virga visai. Sako, žinok, oras nelabai koks, bet tai, žinai, kai jie... Ir Gincė Nidoj, ir Rasalaitė Nidoj, visi vietą Žaną bučiuoti, apkabinti. Nu, matai, kad vasarą klausyk. Jo, vasarą vis tiek išvažiuoja. Ir dar žinai, kaip, o kaip Aš vasarą? tai tik tai spėjau klausyti. O vasarą per mano Liepos 16, taigi kaip dažnai švęsdama mano gimtadienį. Gi nuotraukos esat, man atrodo, Tai jūs smagiai čia buvo, klausykit, jūs smagiai čia laiką leidote. Ne, kai buvo mokykloje, tai sakau, irgi buvo vasarą neišvažiavę. Ne, tai po mokyklos jau mes irgi labai retai susitikinėjom. Vaikai, čia ne Vilma, tik pasidarė, kad nervos. Mano akis nemato. Vaikų nereikia, čia žinai, Ne, mano saulės labai blizgina. Tegul, kai busim 70 metų, susitiksim, sakys, valio, kokias jaunas, tada ir gražios atrodė. Bet mes visą laiką jaunos ir O tai ką, gražios. jūs ne jaunos gal? Jaunos. Mes tik gražios, Rima. Ai jo, mes tik gražios, atsiprašau. Mes tik gražios, iš tikrųjų. Mes dar ir jaunos. Ne, Dar ne bet- močiutės, reiškia dar jaunos. Taip. Aš sakiau, kai būsiu močiutė, tada Rima, liksiu gal jau tik močiutė? graži. Ne. Ne, dar? Ir aš dar Nors ne. 2 metai, kaip žinoti. Irgi 2 metai. nervinės jau, ar ne? O Kodėl? kodėl? Ne, aš nesinervinu. Tu nenori anūkų? O ko ne? Ir pasakyk, kad čia Taip, nes kadangi rieduliai, supranti, egzaminas, tau duoda 200 akmenų, Ir reikia tu atpažinti. 5 tau, žinai, turi išsitraukti ir pasakyti, iš kokiam amžiuje, supranti, iš ko jisai susideda, cheminę sudėtį, kur panaudojama. O kaip atpažinsi tą 200 riedulių? Tai laižiam pagalvėm, ten vogiam, po pagalvėm kišom, kad įsidėmėti, nes daug jų panašių, supranti, visokias... O tai išlaižymo atskirsi jau tada? Taip, kitus rūgštus, kiti ten visūrus, Ai, kiti beskonį. sau. O paskiau moliuskai. Irgi 200 moliuskų pakišo kriauklių. Irgi viską tą patį reikėjo. O man tai patiko. Man tai buvo ir biologija, ne iki galva. Visokias vaistažolės rinkom, klijavom ir turėjom atsiskaitinėti, viską darėm. Visokios kartografijas piešėm, žinok, viską. Nu, bet va, matai, kaip Bet kartografija man buvo gerai, mes gilakstėm po mišką. Jo, jūs kitos orientacijos žaidėt. Nu, Nu, tai ne orientacija vykės. Sportavom. Čia sportas buvo tipo. Čia sportas buvo. Debesisgi visi lotyniškai, kumulius, sumulius, po šiandieną. Alio, tai buvo. O Žana, o kodėl tu... atsimenu dabar? Palauk, vaikeli, bet o kodėl tu Amerikoje nenorėjai geografiją geriau dėstyti, persispecializuoti? Tai tu dar nedaklausai, aš Nu, kai o, 3 tai palauk. kursus pabaigiau. Nu, Susilaukiau savo pastojau su Edgaru Vyresnioji. ir aš išėjau į dekretinę, supranti, pasėmiau akademinį. nu. Ir aš atsilikščiau. Amerikonka, Taip sustatė, Laba diena, ponia Amerikonė. Ponia Amerikonka. Gražiai atrodo. Ačiū. Nu tai tu Dar irgi. amerikonų? Taip ir Klausyk, o tai mes taip bučiuojamės. Tik tai supranti, kaip visi vyrai autoritetus Ja, ja, ja. užsiimdavo. Tai dar pas jį dar nedaug. Mes Ne, aš sakau, kaip visados visi vyrai. artėjam prie gimdymo. Tai žinai, gi yra, kas Ta milijonas pagimdys milijoną, jo, milijoną gaus, tai Mes stengiasi. stengiamės. Treniruotės darom. Ačiū, kad atvažiavai. Aš atsimenu, kaip jisai iš tavęs va iš šito sodo vežė mane namo. Ja, Į bet- 7-mečio, Aš atsimeni? neatsimenu, ar aš girta buvau. Mano Nu, kas vyras buvo? sėdėjo balkonė, tu važiavai su vyno Valandą. buteliu. Ja. Su vyno buteliu atvažiavai susipažinti, jis ant manęs puolė, kad aš per vėlai grįžau ir tu pabėgai išsigandęs. Neatsimeni? Neatsimenu. Aš tai atsimenu, man tai buvo nepatogu, taip gėda. Tai negąsdink, kad tai dabar pabėgs. Aš jau jam Dabar nebėgs. prisakiau, dabar aš jam prisakiau, sakau, tu žiūrėk man, žinai, kad Tai labai nepatogu. fainai. Fainai, prašom, aš jau čia kaip Tai šiandien. kiek tu dabar tų metelių nebuvusi? Nu, jau 10,5. Gražiu daugi brolis Amerikoje. Dabar grįžęs lyg taip, Jo, sakė ir Edutė. brolis grįžęs, Bet ne tas sūnus Ar grįžęs. tas Ne, Ir tavo sūnus Amerikoje? ne, mano ne sūnus, o jo sūnus. Sūnus abu. Tai jau kiek metų? Ten visa šeima. Ir kur jie laikosi? Čikago. A, jie Čikagoje. Lietuvos sostinė. Ir irgi maždaug 10 metų, ar ne? Mažiau? Daugiau? Gal kokia 12-13. Nu, mes biskį mažiau, mes 11. Taip, kažkaip tai. Va tiek čia. Apie Tiek ir yra. 2000-uosius, žodžiu. O mes Jo, 2002. Jie, man atrodo, 2000-aisiais. Mes lygiai. antraisiais.
Nu, tai tu viską žinai, kas vyksta Amerikoje. Gerai, viską žinai. Gal biškai... Su Sauliumi kalbėjau, tau linkėjimus. Ne, neatvažiuosi. Tėtis, nu ką, 11 krikštys, jisai dabar Klaipėdos krašte važiuoja. Raimis Klaipėdoj, Ginsė Nidoje, iš proto eina, ką daryt, gal aš važiuoju, iš paskirą, sakau, kol atvažiuosi, bet visus kelus, sakau, Žana jau išvažiuosi, žinai. Rasalaitė irgi Nidoje, sako, oi, kaip gaila, sako, aš ir vištas auginu, vištą atsivežčiau. Matai jau. Jūs iš esmės gyvenate, Virga Palangoj. Virga Palangoj. Ne, aš taip ir tikėjausi. Supranti, Nesakė, žinai, vasarą... kaip sakoma, kazlė, verodė. Ne, aš taip ir tikėjausi, kad vasarą, supranti, tai bus daugiau mažiau visi išvažinėję. Labai Ne, sudėtinga bet čia visi netoli. Gražvydai, tu alaus gal aš truputį Ne, aš ne, su mašina, aš ne. Aš žinau, bet pradžioj, kol važiuoju. Aš nemėgstu, Ir aš du nemėgstu. dalykus. Tai Arba vairuoju, Arba geriu, arba ne? geriu, arba dirbu. Tai davai nedirbu. arba gerk. Ne. Tai ką tu siūlai mums čia pasilikti O ką? nakčiai? Jokių problemų, nematėt palėpę, aš jau įrengiau. Kokią dar palėpę, dar nes to nemačiau. Tai palauk, aš galiu užeit. Kylas. Einam pažiūrėti. Aš paskiau pažiūrėsiu. Viskas, Mes pasikalbam. einam pasikalbam. Tai kad tu jau viską žinai, kas vyksta Čikagoje. Bet tai jūs jau amžiui buvot, jau vaikai buvo. Nu, Kas ten visi taip eina? visi taip Tai eina. visi, nes vakarinės mokyklos Tai ką, trečio amžiaus universitetai yra ten po Ne, nu tai jo, bet man supranti, man žinai, mano tokiuose žmona- metuose Tai eina. žinai, kodėl eina, kodėl seniai ten žmonės eina, Nu. ne tik kalba, kad išmokti. Aha. Pinigus gauna. Už tai, kad eini tenai Jo, mokintis. Nes tau duoda grantą. Jo. Grantas 4 metam, tau yra skiriami iš valstybės pinigai, Jo. mokytis anglų kalbą. Jo. Supranti? Čia kai žalią kortą būni išlošęs. Jo, ką žalia kortą, jeigu nieko neturi, tai niekur negausi. Ai, bet tu čia išloši, tai reiškia, tau sudaro sąlygas. Taip, kalbos.
maniškė tai iš vis net žodelė. Maniškiai O tai jie šeimoje nešneka lietuviškai? Tarpusavy irgi kalba angliškai. Jiem jau geriau. Jiem jau geriau, lengviau. Taip. Ne tik, kad lengviau, bet jiems anglų kalba yra gražesnė. Jie su ją šneka lietuviškai ar angliškai? Su manim vyresnėlis lietuviškai, mažėlis kalba lietuviškai, bet labai dažnai sako, mama, neatsimenu, Nu, nežinau. žodžio. Tai aš sakau, tu man va taip aplinkui pasakyk, o aš jau žinai tau pasakysiu, kaip tas žodis. Nes mažėlis... Kas liečia darbus, va Saulius dirba gaisrinį, yra gaisrininkas. Žiauriai geras darbas. Žiauriai apmokamas ir viskas, ten yra žiaurus pinigai. Ten žinai kaip yra? Ten yra Policija, valstybinė. Gaisrinė ir paštas. Ten yra aukščiausios stovinčios Todėl, kad įstaigos. valstybinės įstaigos. Ten va tas, mane netgi, sakykime, policija kai sustabdė, supranti, tik aš nubėgu. Mangi surakinos antrankiais išvežė nuo frivėjus. Eik tu! Nesupranti, man pirmą kartą, aš matau, kad liktai paskui, man darbas pasakė, važiuoju 70, niekas tavęs nesupranti. Aš jau po savaitės darbų, supranti, atidirbu šeštadieniais muziką, žinai, ant garso, naktį, ašgi dirbu naktim, aš išėjau 5 ir, sakykime, 3 nakties važiuoju namo, pusę 4 ryto važiuoju namo. Tai supranti, ant garso, kad neužmigti, nes 2 valandas man buvo nuo darbo iki Los Andželo pravažiuoti. 2 valandas? Jo. Kiekvieną Naktį dieną? mažiau. Naktį mažiau. Bet šiaip Iš ryto važiuot ir grįžti? Dieną važiuoju trafikas baisiausias, važiuoju bumper to bumper, jisai žino, ką tai reiškia. Supranti, ir aš važiuoju 2 valandas, 2,5 valandos. Kelyje. Tai Karštyje. kokios valandos yra kelyje? Kelyje. Tai jums reikėjo geriau pirkti tenai gyvenamą vietą. Kartais man truputėlį arčiau. Bet irgi dieną važiuoju maždaug 50 minučių, naktį maždaug 35. Tai žymiai arčiau, kur tau 2 valandos. Bet tai vis tiek reikia važiuoti. Nu tai ir mums reikia važiuoti. Ir aš jeigu su autobusu 40 minučių turiu Aš esu važiuoti. mašina. Ten iš tikrųjų tai Amerikoje valanda, ten 2 valandas Neturi važiuoti įtakos, iki darbo. Normalu. Tai skaityk viskas Ne, vietoje. 2 valandos daug. Ne, 2 valandos tenai pagal amerikoniškus Mano standartus nėra Edgaras daug. kiekvieną mielą dieną Normalu. pirmyn atgal po 2 valandas mašina. Nu jo, normalu. O jeigu dirba 10-12 valandų, tai visi važiuoja. Su kuo kalbuosi, tai Ko gal nori? visi Ačiū. Tai yra normalu. 6 baigiam 8. Jo, kaip Nes ten 2 gabaliukai. pagal Nėra. įstatymą tave gali siųsti 90 mylių atstumu nuo namų. Išversk kilometrus ir paskaičiuok. 150. Taip, matai, jeigu nežino greitai. Iš kur tu žinai? Negi buvo. Aš niekur 14 mėnesių aš pragyvenau. Nu, Tu kaip ir aš, kai Tai mėgstu. manęs Aš tai tokia Mums čia batus nešiuoti. Čia labai Supranti? gerai. Nu, Tokie kažkur aš agronomai tu. Jo, aš tai realiai tai žemės. Palauk, Rima, dar Pasaulio tavęs nieko laukia. Ką nemato. ten Tu gali žodį žodį? irgi gal pasakyti Ant nori? durniaus užpildyti. Kalbėkit, turi prisiminimų. Vietiniai kirminai. Ant durniaus užpildyk žalią kortą ir išvažiuoti. Tai aš norėjau ką pasakyti, mane policija, kai išvedė iš Frivėjaus, supranti, Iš kur iš- O kodėl Frivėjaus, dabar? nuo greitkelio. Nu, o kodėl dabar Nes, tave supranti, sustabdė, negali mašinos palikti ant greitkelio. Tai mane įsodino surakinta į policijos mašiną, kitas gale, atsisėdome priekį pasodino. O kodėl tave sustabdė? Todėl, kad aš nesustojau, kai jie mane stabdė. O Nes mane, todėl, kad aš nežinojau, kad aš turiu sustoti, kad jie paskui... Policija. Aš nesupranti, pas mus buvo koncertas bowlingo ir policija ten pastoviai šuruoja. Aš neįsivaizduoju, ką vejasi, ko nesivėja, ten pastoviai jie skraidžioja. Ir aš nesupratau. Paskui įjungė mirgalkę, supranti, aš taip dirstelėjau, ne, turbūt ne man, supranti, ir aš toliau važiuoju. Ir kaip tik buvo viena juosta, Frivėjaus uždaryta, užvažiavau tą pirmą juostą, o į Los Andželą, kai važiuoju už darbą, labai vingiuotas kelias, aš buvau tokia pradedančioji važiuotoja pirmus metus, žinai, nu aš važinėjau, bet be teisių, o jau kai pradėjau dirbti, žinai, jau tai su teisėm ir tokia labai vingiuotas. Ir aš jau žiūriu naktį, kad aš pavargusi, nes mes dirbome po 10-12 valandų 6 dienas per savaitę. Tai tu įsivaizduok, šeštadienį, o paskutinę dieną atidirbusi sekmą išeigį neturėjau. Ir aš jau važiuoju, tas kelias vingiuotas, aš tik žiūriu, kad iš Frivėjaus neišvažiuočiau, mašinos zuja, įsitempusi, žinai, man važiavimas buvo darbas. 2 valandas važiuoti, tai įsivaizduok, tai yra darbas. Dieve, kaip tos laikyti. Tai laikiau. Viską galima atlaikyti, ne? Ir kaip tik žiūriu, ten yra tokia bowling hall, kur vyksta koncertai, žinai, kelias uždarytas. Ir aš turiu persirikiuoti į kitą juostą, nes mašinas turiu praleisti ir aš sustojau ir žiūriu, žinai, atgal ir žiūriu, policininkas rėkia. Stovi, žinai, ten per 3 juostas ir rėkia. Nesuprantu ką, langą atsidariau, žinai, jis vėl kažką rėkia, nesuprantu. Paskui jau tik tai girdžiu, kad mem ateikite prie manęs. Išlipkite, žinai, iš mašinos ir ateikite prie manęs. Aš sakau, jūs man? Jisai sako, jo, mem, išlipkite iš mašinos ir ateikite prie manęs. Nu, aš išlipu, žinai, ateinu, jisai sako, jūs neįsigaskite, sako, bet mes turime, sako, jums surakinti.
sako, ir išvežti nuo privėjus. Su antrinkiais Man buvo nuovada. per du exitus ir mano namai. Aš sakau, gerai. Nu, jis mane surakėjo. Gerai. Aš Aš tokia sakyčiau, gerai. ką? Nu, tai, nu, o ką man daryti? Sakau, Ne, nu, yra tokia, jie pasisparka. Jo. Nu, mes buvom visokių atvejų pasiklausę, žinai, nes... Ai, tu galai užžinoji, kad tai Taip, nes, sako, nematėte, mes jų stabdome. Ne, sako, ir sirenų negirdėjau. Sakau, ne. Sako, tai kaip buvai, aš negirdėjau. Sakau, muzika tikriausiai labai garsiai klauso. Sako, tai kaip sako, nu, tas gars, kokiu garsumu? Sakau, nu, pagal mane, tai labai garsiai. O kitas kučiasi mano mašinoje. Nes ten tašė buvo, teisės buvo, viskas kučiasi, supranti, tenais visko ieškojo. Gal aš išsikokėjau, aš nenarkomanė, ar kas jie jo. Šitai? Jo. Aišku, narkotikus. Jo, viską ieško, žinai, Buvo, verčia jinai kokių supranti, vaistų. kaip yra, jinai supranti. Aš nestojau, aš skaitusi, kad aš bėgau. Tokio žmogaus jau įvaizdį buvo padarę. Jo, nes jie supranti, jie galėjo ir šaukti padangas, jie visko galėjo padaryti. Nes aš nestojau, bėgau skaitusi nuėjau. Tai kai moteris, tai jie taip, o jeigu vyras, tai būtų juodukas. Ne, labai gyvenęs, nelabai greitai taranuoja, lengvai vėlės. Valandą, 2-3 gali. Nu, kraštutiniu atveju, Jo, aš kraštutiniu nežinau, atveju. jau kai tikrai žinau, kad nusikaltėlis, nes jis gali nužudyti. Jeigu ten greitį viršė, ką, o aš Neaišku, nervai. davė užklausą, kas registracija to mašinos, mašinos, kas jo, savininkas, kas viską, nu normalūs žmonės, viskas taip, nu tai supranti, kad negali tokių būti. Vienu žodžiu, nu ir tenais jie kokius vaistus naudoja, supranti. Jo, jo, jo. Klaus. Tai aišku. Aš ten pasakiau, kad tokį Valtraksą geriu, sako, nu ko šitie vaistai. Sveikas. Nu ir kaip, Man visi taip sako, žinai, kaip man Nepasitikėjimas. Dieve, kaip man smagu. Jėzu, kokia aš jauna. Tai Aš aišku, tai ką. visam ir sakau, aš dar jauna, sakau, aš dar ne močiutė. Jo. Kai būsiu močiutė, tai tada jau būsiu sena. Nu, Žanika, bučiuojamės. Bučiuokitės. tau Gražiai pasisekė. nesibučiuoti. Gal pasisekė. Nu tai su Vilma eik pasibučiuok, mano vyras nufilmuos. Čia kažkur ant mokės biškį Va čia valašai ir aš taip galvoju, kad kaip čia bus. pasitraukti. Ateiks jas šalia. Vitaliau, manęs, prisėsk. ar kur nori. Čia Žankos brokas. Jeigu pradėsiu pasakoti, Žankos brokas, jo. galėsim kalbėti. Ką? Jis Va, suprantas skilutės Kokį turėjo broką? susukti, kad Koks brokas nevargėtų. aš irgi. Ne, katinėlė, čia specialiai, gi turi būti Nu, tai tarpai, kad nubėgtų vanduo. Kodėl nepagalvoja, kad aš Čia stogelio Čia reikia. turėjo būti Draugai papo, ir čia jiem pasvilimo turi. kažkoks tai paralelė. Jo, turėjo būti toksai, kad... Ane? Katytė tau reiks. Kažkokiu būdu išprašyti. Kaip kažkur yra pačioj tada būtų buvę. Jo. Nu tai kažką suveiksim su žaidžiu. Tau žinai, reikia tokį, kaip pas mus reklamuoja. Jeigu Tentą. pirksite, tai jo, tentą, tai 20 laipsnių supranti sumažinti temperatūrą, žinai, karščių. Atsukė. Ai, nu tai ta markizė tokia, Nu, nemažai. panaši Tai žino, aš tai nežinau, nes aš neturiu. Bet aš turiu, bet matai, mano tik apmūrytas namas nuo medinė, ta pusė plytos gali neatlaikyti, ištrauksiu visą plytą, nes ant svorį. Nu jo, ir pasimis sakė, paskutiniu metu šičia audros, sakė, krušos ir ko tik tai nori, sakė, Nu, šitarančis yra, ne? Taip, dabar Nieko baisaus čia nėra. Nieko čia baisaus Tik tai nėra, tam ne? pavadinimai, aišku, grasinantis. Bet taip tai nieko Bet šiaip tai baisaus. nieko. Tai kur jūs ten gyvenat? Taurė. Los Andželė. Babulės Andželė? kokį Dabar jau kloną šalia nuvežė. Los Andželė, dabar jau įsikrausime, 4 metai šalia. Jūs Holivudė. Gyvenam Holivudė, ant Holivudė gatvė. Ai, tu savo. Jo, ant tavęs laša. Tai gerai. Tai nieko Ne, čia. tai biškį nesitraukus iš Ai, šalies. čia jisai darė, tegul dabar ir lyja ant jo. Vilma, pastatyk jam lietsargį, nes Klausyk, ant jo Vilma, tu ten lyja. žinok. Einu atneš taurės. Jisai labai Taurės? O patenkintas pas yra, mus nėra taurių? Tai gal... kad gauna O mes lietuvą. neturim daugiau. Tu su Ne, tai mašina, žaidė ir Vitalijui nelikus. Pasislink, biškį, nes teisė tau ant tikros laša. Ir žinai, taip gerai laša. Tai gerai. Gerai laša. Čia mes, žinok, Lietuvoje neišlepę, čia tau ne Holivudas. Jo, mes gyvenam ant pačio Holivudo, eidavom vaikščioti. Laša vieną kitą, Pastoviai tai. jums rodo. Eik tu savo, matei ką nors tokį iš tų? Ne? Mačiau, Jis sako, telefonas negaliu klausyti. Nesakom visokių Nereikia, Aš tau noriu nereikia, nes pasakyti, vyras mano mano mama irgi kaip tuoj buvo susijaudins. Iš kur aš galiu gerai mokėti? O Tai tėvas... klausyk, geriau supranti, susitiksim čia ir gyveno. pašnekėsim, nes Vilmai Tai irgi prikapsės ten močiutė, labai tai daug žinok, pinigų ta pas šneka jumis tai žiūrėti, tie nebuvo selfonai lietuviškai, tokie. o ta tu tai šneka, žinau. Taip, kad čia, 0 žinok, aš kapeikų, galiu Vilma, gerai 0 kalbėti. kapeikų. Iš kur aš galiu gerai Selfonas, 0 kapeikų, tau ar jam kam mokėt? Jam, Jam mokėt. šneka, kaip nori. Čia sakė tau ne Amerika. Nu, Tai va, taip kad,
Ir aš prisimenu, kaip ten buvo apie Aš supratau. kirčiavimą tą kalbėjo ir Aš žinau. neteisingai išneka. Greit nekalbėk, nes aš nebesuprantu greitos lietuvių kalbos jau. Neišmokau, gimiau nemokėdamas, neišmokau, nebuvo iš ko mokintis ir galvoju, ką čia mane mokyklą primokinsit. Ne, nu reikėjo mokytis. Tai Ką? reikėjo, bet, nu, žinai. Ten mes kitaip pas mums kitaip tokie dalykai. Nereikia man angliškai, aš pasilgau lietuvių kalbos, nereikia man angliškai. O tas labai tristis. Nu taigi mes namuose tai lietuviškai šnekam. Gal ir Nu tai aišku. geresnės būtų buvę. 2, Bet žinai, nu kažkaip tai per pasirinkimą. 26 ir 21 Iš sovietikos. sūnus. To, vat, kai jie mokėsi, viskas tvarkoja. Ką reiškia po 5 metų? Buvo va tokio amžiaus, kai Nu tai taip. Važiuot kažkur tai Ameriką ir persimokyti. Tokią specialybę įsigyti, kuri tuo laiku reikia. Nu taigi tu su mokytoja kalbi. Kas Su dabar buvusia nesupras, mokytoja. pavyzdžiui, dabar šiek rašo, šiandien dabar skaitau straipsnius, ten trūksta inžinierių. Iš tikrųjų, tai jo. būtent. Žinok, o jaunimas Tai labai nepopuliari buvo Ei, tai čia ilgalaikė. dirbti reikia, čia galvoti reikia. Ne, čia toks darbas, ne. Kur bimbam, žinai, tik Nepaklausyk, tai Ženė. Jeigu medicina kokį 10 metų buvo nepopuliari, nesurinkdavo, atsimena tarybiniais laikais 5000 rublių kainuodavo įkišti vaikai į KMI. KMU. Taip, tai buvo prestižas. Tai Dabar ne dėl to, kad pasižiūrėkit, buvo apie 10 metų, kad visiškai nesurinkdavo. Daktarų trūksta Lietuvoje, daktarų. Šiais metais pirmą kartą šitoksai konkursas, o mano dukterėčiai dabar stoja. Ką, nebuvo Į tavo konkursų? sūnus dar gerai papuo. Nebuvo visiškai Kad aš dar konkursų. ištekėjusi. Aš apak. Bet kad labai sunku mokintis. Tai dėl to nebuvo konkursų. Taip, labai Ne, nu, sunku. Tai žinai, kiek metų, tu pagalvok, tu ten Už praeitais- mokiniesi bilė kiek metų, paskui dar o- dar Tai reikia rezidentūrą ten ten. pasimatyti, kad O galėtum. Adas, kai Pasiansi, stojo, prieš tai pensiją. žiaurus nu konkursas. Žodžiu, Žino. Buvo? Nu tai, Tai kas sakė šiais metais pirmą kartą? Ne, man nu atrodo, ką kad buvo. šiais metais? Jisai pirmą baigė dabar. o šiaip tai daktarai, tai žinok, aš galvoju, žinai, ką aš noriu pasakyti. Jau pernai buvo konkursas. Į Žiaurus, tokią nu, specialybę užpernai kaip daktarai, tai buvo. labai turėtų eiti iš pašaukimo. Nu tai taip, Ai, taip. o ėjo, tai Šiaip žinok, Žinai, ir mokytojai turėtų eiti iš pašaukimo, visi turėtume nu, eiti. turėtų, žinok, jo. Bet supranti, Aš aš irgi prisimenu. žinau, Kaip teisėjai turėtų turėti. Einu teisės laikyti, Nu, supranti. ateinu pas savo rajoninį daktarą, čia dar tarybiniais laikais, toksai buvo senukas, Nabrauskas. Mažas, žinai, nes taigi 10 valandų skirtumas. Pepės jau, žinai, senelis. Niekaip negaliu daryti. Sakau, labą dieną, sakau, man čia 28 formos reikia. Pasimatuok temperatūras. Aš temperatūros neturiu, sakau, man 28 formos reikia. Pasimatuok vis tiek. Spaudimą pamatau. Jo. Labai daug, labai daug šitą Tavo vaikas? Tai davai, dabar greitai sustojam. Ne prie sienos, o čia, va. Šičia sustokit. Gerai. Vieni ten, žinai, tą sako, žinai, kaip ar neefektyvu. Žinka, ateik stojam nuotraukai. Ateik. Nu, gerai, klausyk, einam bučiuotis, dabar aš jau bučiuojuosi. Ateikit nuotraukai bendrai, Gražvydai. Ženė, Rima nesibučiuok dar. Labai smagu, kad atvažiavo, labai pasimatėme. Čia bučiuokitės, ateikit geriau. Klausyk, čia bučiuotis, kur bučiuotis? Ateikit bendrai Nu, nuotraukai. einam, mergos, davai. Žana. Nu, Žana. Dieve, aš tik negražiai būsiu apsirengus. nu tai kas čia tokio, nu. Gerai atrodo, gerai. Gerai, Vizą nu. šitą susitvarkys. Gerai, nu, paskambino. Sako, ne. Po 3 dienų tokia pravirkė, kaip atvarė, žinau. Eik tu savo. Jinai neduoda pabendrauti, jinai tai greitai. Statom į Gerai, gerai, nuotraukai, aš tik tai noriu Vitalijus, Vitalijos. Ateik, Vitalijus. Reikia rankas iš kišenių įsitraukti. Nu, davai, Šaubas? ateik ir tu. Viskas. Telpame čia visi, ne? Domantai telpa? Čia turėtų. Tai Domantas, matai, jisai iš toliau biškį. Viena tik tai. O jeigu kas nors miksėje liežuvį parodė? Mano aš sakydavo, kukulelės. Nu dar pastovėkit. Įsišiepė. Dar pastos. Tai gal pozas pakeičiam viską. Pakeičiau Gerai, pozą. gerai. Ne, palauk, reikia vyro. Ne, palauk, mums reikia vyro į vidų. Eik, Reikia vyro Čia į dabar- vidų, ateik čia pas mus. Reikia vyro. Ženia. Reikia vyro. Duokit man mano vyrą. O Vilmutė kaip sutraukus visiškai be sparnelių. gerai, ačiū. Tai čia dar nieko, bet kai Nu. pas Saulių buvau, tai ten fotografai, tie amerikonai, kurie atvažiavę, 4, oficialus 1 paimtas, jisai atvažiavo su draugė.
6. Supranti, tik priėjai, džin. Sakau, Hebra. Supranti, aš sakau, mane tik tai fotografavo šitos juostos. Sakau, tų bliksnių daug buvo. Sakau, daugiau tokios žymybės neturėjau. Jėzau, bet Hebra, kaip fainai. Kad nedaug, Rima, Ateikit, prisiklausykit. Jėzau. Vilma, kiek jinai turi energijos. Gerai, bet taip smagu. Tai dabar, tai įsivaizduoji, dabar biletinį. O kaip ant biletinį būna, kokia energija būna. Gerai, Koks tavo emailas? rima.liubansienė@gmail.com. Господи, Боже Tom. мой. Matai, kokia atsiliko Žana esi. Neturi e-mailo, nieko. Rima.liubansienė. Gerai. Šitą mažosiom raidėm. Galėjai kokią ribalių. Ir būtų gerai. Vaikeli, nu tai kad tokią pavardę. Reikia visiems parodyti. Rima, tai palauk savo vaikelį parodyk. Va, nu prašau. Kaip vadas? Ateis, Ada. Adai! Ne. Ką man? Gerai, palauk. Einam, Ačiū, gerai. pasižiūrėjom. Viską matė. Sunku atvežti. Einam, pažiūrėsim. Nu, einam, pažiūrėsim.